Teigiama, kad Kremlius nori mobilizuoti 500 000 karių į Ukrainą, kad kompensuotų Rusijos pažangos trūkumą šiais kalendoriniais metais. Savaime suprantama, tai būtų milžiniška politinė rizika Putinui. Jis jau beveik 4 metus vengia šios politikos, nes praėjusi kartą, kai bandė ją įgyvendinti, ji buvo labai nepopuliari. Tačiau šiandien turime aptarti subtilę politinę riziką, apie kurią niekas nekalba. Kas nutinka tų, kurie lieka geroviai? Akivaizdu, kad kiekvienas, kuris bus išsiųstas į Ukrainą, bus įsiutęs. Iki to momento šalyje kils daug vidaus neramumų, nes paprastai Aleksandrai bandys visais įmanomais būdais išsisukti nuo tarnybos. Išsiųstųjų draugai ir šeimos nariai taip pat bus pikti, o jų nerimas išliks tol, kol labai ypatinga karinė operacija nesibaigs. Tačiau, jei Kremlius politiškai išgyvens mobilizacijos procesą, pagrindinis politinis rūpestis vėl bus susijęs su tuo, kaip Rusijos 75 milijonai dirbančiųjų vertina bendrą karo situaciją. Iki šiol karas jiems buvo naudingas. Rusijos gynybos ministerija sukūrė dirbtinį darbo jėgos paklausos šuolį tiek savanoriškoms karių sutartims, tiek gamyklų darbininkams, kurie palaiko karinę gamybą. Nepaisant nestabilaus rublio ir augančios infliacijos, vidutinio ruso realusis darbo užmokestis didėja. Apibendrinant karą vienu sakiniu, matėme milžinišką pinigų perskirstimą iš Rusijos oligarchų Rusijos darbininkų klasiai, siekiant įgyvendinti Kremliaus savimeilės projektą. Todėl, jei mobilizacija ir toliau padės Rusijos darbininkų klasiai, Kremliui čia yra šiokia tokia paguoda. Jei saugumo aparatas sugebės ištverti pradinį mobilizacijos skausmą, tikrai nepatenkinti žmonės bus fronto linijose, per toli, kad keltų grėsmę Maskvai. Jei ne, tuomet mobilizacija yra dvigubas smūgis. Net jei kažkaip priversite 500 000 vyrų vykti į Ukrainą, vis tiek liksite su problema. Darbo jėga taip pat ims prieš jūs veikti. Taigi palikime nuošalyje tuos, kurie siunčiami į Ukrainą ir kuriems dėl šios politikos akivaizdu sekasi blogiau. Taip pat nepaisykime tų, kurie išvengia šaukimo pabėgdami iš šalies ir vykdami į Turkiją ar kitur. Nors jiems pavyks išvengti mėsmalės, jų padėtis vis tiek bus blogesnė nei esant dabartiniai situacijai. Priešingų atveju jie jau būtų palikę Rusiją. Vietoj to, mus domins tik tie, kurie liko ir vis dar eina į savo pamainas. Ir sekite mintį dar truputį, nes mūsų pirmieji įspūdžiai bus klaidinantys. Tiek, kad galite imtis tokios smagios papildomos užduoties – pastebėti paslėptą prielaidą, kuri palaiko visą teoriją. Iš tikrųjų, ši istorija vis dar nesulaukia tiek dėmesio, kiek ji nusipelno, atsižvelgiant į tai, kiek ji nulems karo ateitį. Kai paskutinį kartą apie tai kalbėjome, ši tema pasiekdavo tik specializuotą žiniasklaidą. Nuo to laiko ji buvo pradėta aptarinėti šiek tiek plačiau, tačiau vis dar nematėme, kad ji išplistų į pagrindinius žiniasklaidos kanalus, kurie leistų visuomeniai tinkamai įvertinti šios istorijos pasekmes. Apie šį trūkumą žinau dėka šiandienos vaizdo įrašo sugrįžusio rėmėjo Ground News. Man vis dar patinka kasdien gauti naujienų suvestinę, kad įsitikinčiau, jog nieko nepraleidžiu. Pavyzdžiui, kaip valstybės departamentas panaudojo visiškai siaubingą dirbtinio intelekto sukurtą žemėlapį. Oho, šiam dalykui vis dar skiriama daugiau dėmesio nei mobilizacijos istorijai. Ir vis dėlto, aš asmeniškai visada laukiau progos aplankyti sausumos apsuptą Dramblio kaulo krantą. Tuo tarpu, apsilankę ground.news/liaisonmaps arba nuskenavę QR kodą ekrane, galite gauti net 40% nuolaidą Vantage planui, kuris suteiks jums prieigą prie visko, ką matėte čia ir dar daugiau. Taigi dar kartą dėkoju Ground News už šio vaizdo įrašo rėmimą. Gerai, pereikime prie finansinio klausimo. Mūsų pagrindinis lūkestis, pabrėžiu pagrindinis, Rusijos darbuotojui yra tas, kad dėl mobilizacijos jo padėtis pagerės. Priežastis yra pagrindiniai pasiūlos ir paklausos ekonomikos dėsniai. Yra mažiau žmonių, kurie gali atlikti tą patį darbų kiekį kaip anksčiau. Kad darbdaviai užpildytų laisvas darbo vietas ir apsaugotų savo dabartinius darbuotojus nuo perviliojimo, jie turi didinti atlyginimus. Viskas paprasta. Jūs tikriausiai jau girdėjote šią istoriją iš Antrojo pasaulinio karo laikų, kai daugybė amerikiečių išplaukė iš per Ramųjį ir Atlanto vandenynus, o tiems, kurie liko namuose, atlyginimai staiga šoktelėjo.
Arba galite grįžti dar toliau, iki juodosios mirties laikų, kai mirė dar daugiau žmonių ir darbo jėga pasinaudojo darbuotojų trūkumu, kad išsiderėtų didesnius atlyginimus iš savo darbdavių. Kalbant apie tų atlyginimų padidėjimo mastą, turime pereiti prie to, ką geriausiai būtų galima apibūdinti kaip pagrįstas spėliones. Galime pradėti pagalvodami šiek tiek daugiau apie tai, kas tiksliai čia keičiasi. Tai nėra tik 500 000 vyrų išvykstančių į Ukrainą. Taip pat turime atsižvelgti į tai, kad daugiau darbo jėgos palieka šalį, kad išvengtų tarnybos. Paskutinį kartą, kai tai įvyko, kai Rusija mobilizavo tik 300 000 vyrų, maždaug nuo 300 000 iki 700 000 daugiau žmonių paliko šalį. Dabartinėje situacijoje tarkime, kad tai būtų 500 000. Tai pakartoja mobilizacijos skaičių kaip apatinę vertinimo ribą, kas kompensuoja tuos, kurie šiandien planuotų išvykti, bet jau išvyko 2022 metais. Jau nekalbant apie tai, kad tuos mobilizuotus karius reikia aprengti, aprūpinti ir apginkluoti. Galėtume tikėtis, kad karinė gamyba išsiplės iki maždaug pusės mobilizuotų skaičiaus, kad patenkintų šiuos poreikius, nors netrukus grįšime prie klausimo, ar tai įmanoma. Apibendrinant, gauname 1,25 milijono trūkumą darbo rinkoje, kurios bendras dydis yra apie 75 milijonus. Paprastomis aplinkybėmis 1% pokytis darbo jėgos paklausos ir pasiūlos santykyje lemia maždaug 0,3–0,4% darbo užmokesčio padidėjimą. 1,25 milijono trūkumas, palyginti su 75 milijonų darbo jėga, sudaro 1,67% pokytį. Tai reiškia bendrą darbo užmokesčio augimą nuo 0,5 iki 0,67%. Tačiau didžioji dalis šio augimo būtų trumpalaikė, nes ilgainiui darbdaviai sumažina įrangos atsargas, kad prisitaikytų prie naujo status quo ir visa ekonomika susitraukia. Kita vertus, Rusija šiuo metu nėra normali šalis. Mes kalbame apie 1,67% pokytį, kai nedarbo lygis siekia šiek tiek daugiau nei 2%. Ir atlyginimų augimas eksponentiškai didėja, kai artėjama prie visiško užimtumo. Nebūtų beprotiška manyti, kad atlyginimai augs 4 kartus greičiau nei įprastai, o tai atitinka 2% iki 2,67% padidėjimą. Ir nebūtų šokiruojantis dalykas po 6 mėnesių sužinoti, kad tai buvo dar daugiau. Ką iš esmės turėtume apie tai galvoti? Naudojant apatinę vertinimo ribą, 2% padidėjimas yra toks dalykas, kurį darbuotojai tikrai pastebės, net jei tai jų nepavers Kremliaus šalininkais. Viena iš svarbių detalių, kurią reikia prisiminti, yra ta, kad Rusijos darbo jėga daugiausia sutelkta apatinėje pajamų pasiskirstimo dalyje. Asmuo, Jungtinėse valstijose uždirbantis $50 000, gali pernelyg nesureikšminti papildomų $1000 pajamų. Taip, galbūt būtų malonu sumažinti skolą ar papildyti pensijų sąskaitą. Tai greičiausiai nebus lemiamas skirtumas. Bet jei esate rusas ir uždirbate 5000 rublių per metus, net tie papildomi 100 gali lemti, ar visi jūsų šeimoje valgys, ar kažkas liks alkanas. Todėl sakyčiau, kad tie, kurie liko namuose, yra patenkinti šią situacijos dalimi, atsižvelgiant į žemesnę vertinimo ribą. Viskas tampa įdomiau, jei mes čia labai nuvertiname poveikį. Realusis darbo užmokestis nuo karo pradžios kasmet augo beveik 5%. Tačiau sunku nustatyti, kokia šio poveikio dalis kyla dėl mažėjančios darbo jėgos pasiūlos, dabar jau įsitvirtinusio karo ekonomikos paklausos šoko ir užsitęsusių pandemijos pabaigos padarinių. Jei tikrasis pokytis 2026 metais bus dvigubai didesnis, 10%, tuomet namuose atsiras labai laimingų žmonių. Dabar, jei dirbate Kremliuje, viskas, ką iki šiol girdėjote, gali jūs gerokai nudžiuginti. Galite sumokėti vieną kainą ir tada turėti viską iš karto. Tai yra, jei galite išgyventi pradinės mobilizacijos politinę sumaištį, gaunate prievartos galią mūšio lauke prieš Ukrainą. Be to, namuose turite dar 2 labai laimingus darbininkus. Bet dabar atėjo laikas sugriauti šventę. Prisiminkite, kaip sakiau, kad viską, ką anksčiau minėjau, lėmė paslėpta prielaida. Ar pastebėjote tai? 3 dalykai iki šiol lėmė Rusijos darbuotojų atlyginimų augimą. Pirma, darbo jėgos sumažėjimas dėl visų, kurie buvo išsiųsti į Ukrainą. Antra, karo susijusių darbo vietų paklausos augimas šalies viduje. Ir trečia, gynybos ministerijos sutartys, kurios buvo būtinos pirmajai daliai palaikyti.
Bet pagalvokite, kas nutiks, jei Kremlius nuspręs skelbti mobilizaciją. Visa prasmė priversti 500 tūkstančių karių vykti į Ukrainą yra ta, kad Kremliui nereikėtų jiems mokėti rinkos atlyginimų. Esant tokiai situacijai, galima tikėtis, kad Kremlius nustos siūlyti sutartis, vos tik bus pasirašyti mobilizacijos įsakymai. Arba galbūt jie sumažės iki tokios mažos sumos, kad ši suma šioje lygties dalyje jau nebeturės reikšmės. Iš esmės tik pati mažiausia suma, kad pritrauktų pačius ideologiškai nusiteikusius Rusijos piliečius. Bet kokiu atveju sunku įsivaizduoti, kad tie patys atlyginimų spaudimai išliks naujoje mobilizacijos schemoje. Šiuo metu Rusija, kaip manoma, kas mėnesį sudaro sutartį su maždaug 30 tūkstančių karių arba 360 tūkstančių per metus. Tai sukuria milžinišką spaudimą visiems kitiems darbdaviams šalyje. Ir dar atkreipkite dėmesį, kad šie atlyginimai nuolat didėjo pagal gynybos ministerijos sutartis. Kitaip tariant, per 2 mėnesius gali būti, kad finansiškai patraukliausia alternatyva Rusijos darbuotojams išnyks per naktį ir ta darbo užmokesčio spaudimo dalis grįš į 2022 vasaros lygį. Taigi dabar turime spręsti, ar mažesnė darbuotojų pasiūla civiliniams darbams nusvers gynybos ministerijos sutarčių išnykimo poveikį. Deja, į tai aiškaus atsakymo pateikti negaliu. Tai tikrai nėra tas dalykas, kurį Rusijos ekonomistai norėtų bandyti įvertinti naudodami privačius duomenis. Ir gauti teisingą atsakymą šiuo atveju yra labai svarbu. Tai gali būti skirtumas tarp to, ar mobilizacijos politika Putinui turi bent šiokią tokią teigiamą pusę, ar tai yra dviguba nelaimė. Tiesiog įsivaizduokite, kaip Kremlius bando susidoroti su visuomenės pasipriešinimu, siųsti karius ten iš pat pradžių, o iškart po to Rusijos darbininkai staiga supranta, kad tapo akivaizdžiai skurdesni. Vienas dalykas, kurio paviršutiniški karo stebėtojai nesupranta, yra tai, kad Kremlius politiškai palaikė karą iš dalies dėl to, kad paprastas rusas iš to turėjo naudos. Vėlgi, tai yra didelis pinigų pervedimas iš Rusijos oligarchų Rusijos darbininkų klasiai Kremliaus prestižo projekto naudai. Būtų gana drąsus politinis žingsnis staiga iš jų tai atimti, kaip kad Ukraina dabar sukelia didžiulių problemų Rusijos benzino tiekimui ir elektroninės prekybos pramoniai. Dar vienas dalykas, kurį reikia paminėti, yra tai, kad viena iš priežasčių, kuri turėtų palaikyti atlyginimus, yra tai, jog mobilizuotiems kariams reikės įrangos. Taigi, papildoma darbo jėgos paklausa šalies viduje gali kompensuoti tai, kad gynybos ministerijos kontraktai išnyks. Ar tai įvyks, priklauso nuo Rusijos kapitalo prieinamumo. Negalite pagaminti daugiau įrangos be tam reikalingų mašinų. Jeigu vienintelės mašinos, kurias turėsite, jau stovi ten, tuomet gausite tą patį pagamintos įrangos kiekį, tik jis bus paskirstytas daug didesniam žmonių skaičiui. Ir jei esamose gamyklose yra tik nedaug vietos plėtrai, net ir tada daugiausia naudos gaus esami darbuotojai, dirbdami viršvalandžius, o ne platesnę darbo rinką. Galutinis rezultatas yra tas, kad vidutinis rusas vis tiek gyvens geriau palyginti su alternatyva, kurioje karo apskritai nebuvo. Tačiau tai jau yra įskaičiuota į tai, kaip Rusijos piliečiai vertina karą. Ir kas nutiks, jei mus vers nykstančių sutarčių poveikis, tai daugybė darbuotojų staiga pasijus skurdesni. Ir pabaigdamas turėčiau pažymėti, kad visa tai neatsižvelgia į atsitiktinius mobilizacijos, o ne ekonomiškai efektyvios sutarčių sistemos naudojimo padarinius. Kai kurie darbai vienas kitą papildo, tai reiškia, kad mano buvimas padidina tavo produktyvumo augimą ir atvirkščiai. Pavyzdžiui, jei aš esu krizės derybų teorijos ekspertas, o tu išmanai šią temą ir dar esi vaizdo įrašų gamybos specialistas, tuomet mes abu vienas kitą papildome ir pageriname galutinį vaizdo įrašo rezultatą. Problema kyla tada, kai mobilizacija atsitiktinai išsiunčia tave į fronto liniją. Aš uždirbu mažiau pinigų dėl to, kad darbo jėga sumažėjo. To nevyksta savanoriškų sutarčių sistemoje todėl, kad asmenys turintys papildančių gebėjimų gauna atlyginimo priedus iš savo darbdavių būtent todėl, kad susijusi verslo sritis yra tarsi kortų namelis. Mūsų darbdaviui tikrai reikia išlaikyti mus abu čia, kad išlaikytų pelningą verslą. O darbdaviai tai daro mokėdami mums daugiau. Nepriklausomai nuo to, kaip pasisuks virvės traukimas tarp mažiau rusų darbo rinkoje ir prarastų gynybos ministerijos sutarčių, tai tikrai turės neigiamą poveikį atlyginimams. Vėlgi, mums iš šalies sunku matyti, kaip visa tai susiklostys Rusijai. Velnias,
Net ir būnant viduje, vis dar sunku tai prognozuoti. Štai kodėl, jei Kremlius iš tikrųjų įgyvendins savo tariamus mobilizacijos planus rugsėjį, mes stebėsime didžiausią poveikį vidaus politikai turinčią situaciją Rusijoje nuo 2022 metų rudens. Dar kartą dėkoju Ground News už šio dienos vaizdo įrašo rėmimą. Eikite į ground.news/LinusOnMaps arba nuskaitykite QR kodą savo ekrane ir gaukite nuostabią 40% nuolaidą Vantage planui. Jei jums patiko šiandienos vaizdo įrašas, prašau paspauskite patinka, pasidalinkite ir užsiprenumeruokite. Ir pasimatysime rytoj. Laikykitės.